Pradžioje buvo žodis. Ir šis žodis buvo pas Dievą, nes šis žodis ir buvo Dievas. Jeigu paimtume vien tik žodį Dievas, tai ir būtų kūrinijos pradžia, tai yra viso pasaulio organizavimas buvo sukurtas Dievo. Taip žmonės ir supranta, ištardami šį žodį Dievas. Dievas sukūrė išorinę realybę tam, kad žmogus vis tik galėtų funkcionuoti be galo. Dievas sukūrė kiekvieną išorinį pasaulio elementą taip, kad šis elementas būtų valdomas žmogaus. O kai elementas yra valdomas žmogaus, akivaizdu, kad žmogus gali gyventi amžinai. Grigorijus Petrovičius Grabovojus 2003 metais gruodžio 10 dieną. Grigorijus Grabovojus mokymas apie Dievą, žmogaus sukūrimas. Žodis yra pasaulio elementas. Vadinasi, kaip ir kiekvienas pasaulio elementas, jis turi būti ir yra valdomas. Toje pačioje 2003 metų gruodžio 10 dienos paskaitoje Grigorijus Grabovojus teigia, kad Dievas kiekviename pasaulio elemente sukūrė tam tikrą bendradarbiavimo su Dievu elementą. Tai yra, nėra tai kaip toks tiesioginis valdymas, bet sąveikauja taip, kad kiekviename pasaulio elemente bendradarbiaujama su Dievu. Kaip su Dievu bendradarbiauja ir žmogus. Teologinis aiškinimas yra toks. Pirmoji Jono Evangelijos eilutė nurodo į nesukurtą dieviško žodžio būtį, kuriai būdingas pirmapradis egzistavimas už jo sukurto pasaulio ribų. Taip išeina, kad pats žodis Dievas apima visos realybės sukūrimą, esantį už laiko ribų. Koks yra žmogaus dalyvavimas, kuriant ir išsaugant išorinę realybę ne tik Žemėje, bet ir visoje kosminėje erdvėje. Jis toks, kad žmonės į šį iš pirmo žvilgsnio paprastą žodį sudeda milžiniškas prasme, nors jis savyje talpina viską. Būtent šiame žodyje slypi pasaulio stabilumas, civilizacijos raidos tvarumas ir jos tęstinumas į begalinę ateitį visiems žmonėms. Taip pat galime vadinti ir kitus žodžius, pavyzdžiui, žodį laimė, nepamirždami, kad juose slypi bendradarbiavimo su Dievu elementas. Jei, pavyzdžiui, žmogus trokšta, kad visi žemėje būtų laimingi, tai taip ir bus. Jei jis į žodį laimė įdės gilią prasmę, klausimas, o kokia ta prasmė? Reikšmė yra ta, kad pasaulis egzistuoja, mirties nėra, žmonės gyvena amžinai ir tarp žmonių egzistuoja supratimas, nors kiekvieno vystymasis yra skirtingas. Žmogus gali savaip interpretuoti žodžio laimę reikšmę, tačiau gilumas slypi sielos lygmenyje, begalinėme žmogaus vystymosi lygmenyje. Suvokdamas kažką dvasinėme lygmenyje, suprasdamas amžinai vystymasi žmogus, formuluoja savo supratimą, perkelia į jį žodžius, kaip materializuodamas amžinėje pasaulyje per žodžio tarimą, per žodžio raštą. Tokia yra dieviškoji žodžio esmė. Materialios realybės gimimas. Grigorijus Grabovojus savo paskaitoje apie mokymą, apie išsigelbėjimą ir harmoningą vystymąsi, kalba apie žodžių esmę, žodžių įtaką ir valdančias žodžių savybės. Jums tai reikia perimti šias žinias ir pritaikyti. Pavyzdžiui, 2004 metais birželio 19 dieną skaitytoje paskaitoje tema Grigorijus Grabovojus mokymas apie Dievą ateities materijos kūrimas teigiama. Galima sakyti, kad visur esanti dvasia žmogaus. Dvasia susikerta su Dievu ten, kur Dievas kuria ateitį. Tai yra žmogus susiduria su ateitimi, tuo pačiu ir su savimi, tai yra kitų ateitis, bet šiuo atveju kontaktas su savimi, su savo ateitimi, su savo padėtimi kažkur, tai praktiškai savęs kūrimas. Tai yra žmogus gali organizuoti savo struktūrą egzistuodamas dabartinėme laike, pakanka aiškiai išskirti praeities dalis, pavyzdžiui, dabartį. Galima ją netgi atskirti tarp kaip dabartį, nes dabarties savoka čia šiuo atveju yra pats žodis, kuris reiškia ateitį ir praeitį tiesiog dabartį.
Suvokimui dabartis yra tai, kas paprastai kalbant yra suvokiama. Pasirodo, kad dabartinis laikas skiriasi nuo laiko tuo, kad laikas gali būti kažkokio dabartinio proceso dalis, nors jis ir yra dabartinis, tai yra laikas, jis taip pat apima ateities, praeities ir taip toliau dalis, tai, ką suvokia sąmonė. Todėl šioje technologijoje dar reikia mokėti dirbti su žodžiais. Kaip čia? Čia kaip tik atsiskleidžia pirmasis darbo su žodžiu aspektas. Žodis turi esminę reikšmę, nes kai kalbama apie ateities informacijos kūrimą, mes kartu kūrėme ir žodžius, kadangi ateities materija visų pirma yra dabartis ir praeities materija, nes ji dažnai kuriama remiantis ankstesniais procesais. Todėl aiškiai atskirti, pavyzdžiui, dabartį einamąjį laiką nuo ateities laiko žmogaus. Sąmonėje ne visada yra paprasta ir aiškiai apibrėžta konstrukcija. Tai reiškia, kad žmogus dažnai, taip sakant, negali griežtai ir vienareikšmiškai išskirti šio proceso, nes netgi dažnai kyla filosofinis klausimas, kas yra būsimoji konstrukcija dabartinio laiko požiūriu. Na, aišku, kita sekundė tai ateitis. Tačiau vis dėlto informacijoje pagauti šią gradaciją kitos sekundės tėkmę iš esmės yra speciali užduotis. Nagrinėdami šį Grigorijos Grabojaus paskaitos fragmentą, matome, kad šis tiksliai atitinka teologinį aiškinimą apie jo sukurto pasaulio egzistavimą už laiko ribų. Tai yra teiginį, kad ateities materija visų pirma yra dabartis ir praeities materija, nes ji dažnai kuriama remiantis ankstesniais procesais. Ekspertai nekartą yra įrodę, kad įvairiuose ekspertų išvadose apie Grigorijos Grabojaus kūrinius paskelbė, kad Grigorijos Grabojaus mokymas patvirtina ir plėtoja dieviškųjų tekstų supratimą. Savo sąmonę žmogus turi galimybę valdyti bet kokius įvykius, pasitelkdamas koncentraciją, taip pat ir sutelkdamas į žodžius, siekdamas amžino žmogaus vystymosi. Žmogui pakanka sutelkti valdančiajam žodžiui reikalingą prasmę ir tuomet jis kuria savo paties ateitį. Tai ir yra praktiškai savęs paties kūrimas. Iš seminaro 2014 m. vasario 8 d.